Nu ką, esame dabar pradžioje, dar renkasi žmonės į mitingą, protesto akciją prieš Kapčiamiesčio poligoną. Žmonės renkasi, kiek rinksis sunku pasakyti, tik tai neseniai pradėjo eiti 11 valandą, nes prasideda 11 dabar. O čia dar geriau. Čia aiškiai, kad mūsų iš viso Lietuvoje vos 2 milijonai likę ir mano supratimas yra, mums kaip tik reikia stengtis kuo mažiau, kad mūsų Lietuvoje vyktų karinių veiksmų, jeigu tai bus numatyti. Ženklas, jeigu matot, Lietuva ne poligonas, ta prasme, mes neturi būti eksperimentas šitame krašte. Čia parodoma tai, kad reikia stabdyti tos visus poligonų statybos, nes jų nereikia tiek. Mano supratimu, iš viso mums nereikalingas nei tas vokiečių poligonas, nei amerikiečių. Žmonės tiesiog įbauginti ir suviršyti tą karo problemą, tai neduodamos ramybės. Ir kaip specialiai esame vieni už poligoną, prieš poligoną, bet konkrečiai mintis yra kalbama, dialogo. Dabar mes žingsniuosime 11:30 prie Seimo, ten pradėsime mitingą, kalbėsime, nežinau kiek čia mūsų yra, iš tikrųjų. Dainuosime dainas ir pateiksime Seimui rezoliuciją. Ir tada nutarsime, kada bus antras mitingas, trečias, ketvirtas, penktas, nes mes negalime tylėti ir matyti. Visko gali būti, visokio būdų yra. Miškas pasakytis. Lietuva brangi, mano tėvynė, šalis, kur miega kapuos didvyriai, graži tu savo dangaus mėlynė, brangi tiek vargo, kančių patyrus, graži tu savo dangaus mėlynė, brangi tiek vargo, kančių patyrus. Sveiki, gerbėmieji Lietuvos žmonės. Nuoširdžiai dėkoju
kiekvienam iš jūsų, kurie šiandien atėjote čia, prie Lietuvos Respublikos Seimo, kad mes visi kartu išsaugotumėme Lietuvos miškus, Kapčiamiesčio girią ateities kartom. Ačiū jum labai. Pirmoji mūsų repeticija buvo šią savaitę, antradienį. Tada mes 15 žmonių būrys surengėme piketą prie Seimo pirmųjų rūmų. Šiandien mūsų antroji repeticija. Jau mūsų yra daugiau. Na, o trečioji repeticija bus balandžio 14, kai bus karinio poligono svarstymas čia Lietuvos Respublikos Seime. O šiandien mūsų mitingos tikslas yra priimti rezoliuciją, kad būtų sustabdytas nedelsiant Kapčiamiesčio karinio poligono specialusis įstatymo projekto svarstymas, kad Seimas, vyriausybė priimtų sprendimą parengti Lietuvos Respublikos miškų ūkio strategiją ir tik tada svarstyti miškų įstatymą. Ir trečiasis mūsų reikalavimas, kad būtų vykdomas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis stabdyti kirtimus saugomose teritorijose ir priimti visus reikalingus poįstatyminius aktus. O dabar žodį norėčiau suteikti Kapčiamiesčio atstovui. Aš yra Valdas Dumbliauskas, gyvenantis Kapčiamiestyje. Ir man rūpi labai gamta, kurių mūsų protėviai, seneliai sodino, aš pats yra rinkęs ir kankorėžius ir viską, ir mama sodino, tėvas miškan dirbo, tai buvo pragyvenimo šaltinis. Dabar tokią Lietuvos gražiausią girią nori daryti poligoną. Vieni miškai, aš ten dirbau 20 metų, išvaikščiojęs visur peškom. Toks gražus gamtos kampelis, upeliai, viskas. Masevičių kaime tik 89 metais buvo susirinkę virš 500. Susitikimas pirmas buvo. Iš Argentinos, Amerikos buvo, Australijos atvažiavę. Tai rodo tik tą kampelį, o yra 2000 sklypų. Kiek yra žmonių, kurie mėgsta tėviškę. Paukščiai sugrįžta į tas vietas perėti. Kurtiniai viskas, mes tą gamtą matom, stebim. Gamta yra visų namai, tiksliau, namai. Gamta tai mūsų namai, atvirkščiai reikia kalbėti. Nes mes palaikom tą Kapčiamiestį, kur aš pats gyvenu. Nežinau, ką ir pasakyti, Nejaugi vietos nėra, kur poligonų kitur jiem būtinai reikia. Ir kas yra? Niekas aiškiai nepasako, kur tie pinigai eina, nevykdomas, neauditas, niekos. Jiegi nuplauksim visas pusės ir mes liksim be nieko. Mūsų visi vaikai, pronukai turės atsidirbinėti už tą. Dabar kitas amžius. Jei mes galim tilpti su kareiviai visi tankų ir šaudyklos toje vietoje nereikia. Ir sklypų, kad neatiminėtų. To negalima leisti. Ir tai labai savęs kviečiu. Atvykit 14 dieną balandžio. Palaikykit šitą kraštą gražų Kapčiamiestį. Tai čia mūsų visa Lietuvos gamta. Visi važiuoja grybauti, uogauti. Visų gamta. Mes visi ją pamilo. 11 dieną, 11 valandą čia prie Lietuvos Respublikos Seimo. Aš tikiu, kad mūsų tada bus tikrai daugiau, kad išgirs mūsų visa Lietuva, visi žemaičiai, aukštaičiai, dzūkai. Iš tikrųjų, mes turime išsaugoti Kapčiamiesčio girią. Po Velykų dailininkai Kapčiamiesčio girioje žada surengti tapybos plenerą, parodyti visai Lietuvai,
kokius mes gamtos turtus ten turime, kokį turime nuostabų Ilgio ežerą. Ir iš tikrųjų, kad mes visi, mūsų visų pareiga yra įsaugoti girią ateities kartom. Iš tikro, ta dvasia, jūs atėjote, mes šiandien visi palaikome ir tas mūsų patriotizmas matosi iš šitų žmonių. Šitos žmonės bet kas nesuves, bet kas neapgaus ir šitie žmonės jau jie yra vyresni ir patyrę. Ir mes, ir aš esu patyręs ir gyvenome tais laikais ir daug aš čia vieną kitą sutikau net iš pogrindžio žmogų, tai šitų žmonių nesuvedžiosi. Dėl to tas tikėjimas yra nuoširdus ir, kaip jau esu minėjęs, mes tapytojai, dailininkai planuojam šitą grožį, Kapčiamiesčio erdves, medžius, mišką, tiesiog pavaizduoti savo kūryboje ir gal net kartu su Lenkijos dailininkais, kadangi Nidoje mes darome stovyklą kartu su Lenkijos dailininkais. Tai ta draugystė yra svarbu, bet šiuo atveju mes esame liudininkai, kaip yra mūsų tikėjimas ir mūsų žmonių, ką tik kalbėjo žmogus iš Kapčiamiesčio, tai yra jų namai. 500 metų knygoje aprašyta istorija, tai yra nuosekliai. Reiškia, viskas vyksta nuosekliai, bet atsiranda visada kažkokios jėgos, kurių mes nežinom priežasčių, nes viskas yra gana užslėpta. Mes žinom pasiekmes. Pasiekmes yra labai agresyvios ir labai baisios. Vien dėl to, kad tai yra naikinimas, yra prievarta. Tokio lygio prievarta, o jūs žinot, revoliucija įvyko Prancūzijai dėl ko? Dėl to, kad buvo iš valstybės didžiulė prievarta. Taip atsirado pirmosios revoliucijos. Ir šiuo atveju niekas nieko nederina. Tiesiog yra vėl, tokia prievarta, kur mumis normalius žmonės, tuos, kurie, kaip pasakyti, nenupirksi. Ir, suprantam, kad čia yra, nesąmonė. Tai turbūt pasakiau esmę, kad inteligentas, išsilavinęs bet koks žmogus, negali, reiškia, nebūt patriotišku ir nesupras, kad čia kažkokia klasta. Mes, aišku, irgi tų formulių nežinom, bet pasiekmes pajausim visi tie žmonės, kurie ten gyvena, ir ypač pajaus tie, kurie tiki šiandien, kad kažkokia tai teisybė turi būti. Bent jau, ta tiesa apie vidurį, bent jau. Bet dabar gaunasi, kad, kaip aš jau esu minėjęs, kad čia yra kažkokie klanai, kažkokie masonstva, kažkokie, reiškia, mes vėl esame eiliniai, vergai. Nes mūsų nuomonė, liaudės nuomonė, kaip pasakyti, patriotų nuomonė ir tėvynės mylėtojų nuomonė visiškai ignoruojama. Net nėra, net ir čia aš nematau, ar yra koks nors Seimo narys, ar kažkoks tai. Ačiū jiems tam 10-ukui, kurie tikrai palaiko, ar 11-ukui, ar 10-ukui, reiškia, kurie, tai yra sąžinės ir padorumo pavyzdys. Ačiū jums. Esu Visuomenės interesų gynimo asociacijos vadovas Gitenis Pecukevičius. Šita asociacija, įkurta mūsų prieš 2 metus, veikia nematomą darbą ir visom galiom bando išsiaiškinti apie visas nedorybės ir negerybės. Mes turim valstybę, bet neturim teisingumą. Pranyksta pilietiškumas, pranyksta bet kokią iniciatyvą reformuotis, gyventi tiek dėl savęs, tiek ir dėl ateities kartos. Paplokim vieni kitiems ir aš dėkoju už jūsų drąsą. Mūsų nedaug čia, bet mūsų daug, kurie apie tai žino ir mąsto. Vyksta visa Lietuvos transformacija. To, ko mes siekim, prie ko mes judėjom, pavirto į biurokratinės, administracinės,
politinės nomenklatūros diktatūra. Ir žmonės bijo apie tai pasakyti, bet taip yra. Žemesni įstatymai, poįstatyminiai aktai, per 30 metų padaryta tvarka, kitaip teisinis chaosas atėmė iš žmonių teisę spręsti. Yra plakatai, yra parašyta, mes bendruomenės nieko negalim. Taip, jūs nieko negalit. Ir mes nieko negalim. Vienintelį, ką galim, tik kalbėti. Ir tai yra labai drąsu. Kaip jums rodė knygą, aš atsinešiau dar vieną knygą. Joje yra nuo 95 metų įdėta visa žmogaus teisės ir laisvės konvencija. Šita knyga sudaryta iš visų dokumentų, kurie buvo aptarti apie mūsų teises ir laisvės. Tie, kas padėjo tokį įstatymą, kurie apėjo žmonės bandydami pasakyti, kad aplinkai nereikia aplinkos apsaugos tyrimo, poveikio aplinkai, kai judama prie to, kad sunaikins neatstatomai kraštovaizdį, pagrindinis konstitucijos tarptautinis pažeidimas yra tai, kad pažeidžiam ES kraštovaizdžio konvenciją. Kas atsakys? Kuris žmogus atsakys balsuodamas, kad dėl kažkokių tai dalykų, kurie visai nesurišti su gynyba. Tai yra mokymas. Tai yra teritorija stadionas. Tai yra bet kur tas gali būti. Fortifikacija yra kitas įstatymas. Fortifikacijai viskas suprantama. Kad tokį gražų kraštą panaikint, kad su tokia pasaulinė Europos konvencija pažeist, kiek reikia turėti administratoriams drąsos. Būkit tvirti. Aš galvoju, kad visiems išlys įla iš maišo, kas čia rezga ir kas čia ką daro. Aš jums perskaitysiu, nes turiu tai perskaityti, apie žmogaus teisės ir laisvės, vieną, kad būtų tai dokumentaliai. Ir matai, turbūt ne visi ir ten žino tuose rūmuose, arba tam poligone, arba tose katakombose, kuriuose tikrai yra uždara erdvė ir mažai supranta jie visuomenį interesą. Pakliuvo sąrašiniai, pakliuvo kitokie, kažkokios technologijos rinkimų. O jūs žmonių klausėt? Ne. Aukščiausios susitariančios šalys, ratifikavusios šią konvenciją, jurisprudencijoje esančiam žmogui teritorijoje suteikia teises ir laisvės, apibrėžtas pirmame skyriuje. Jurisprudencijoje esančiam žmogui suteiktos teisės ir laisvės ir ratifikavusios valstybės, Europos tarybos narės, turi įvykdyti 3 aspektus. Pirmas. Konvencijoje apibrėžtas teises turi užtikrinti bent vieną konvenciją ratifikavusiose valstybėse. Antra. Konvencijoje apibrėžtas teisės turi būti užtikrinimas kiekvienam žmogui. Trečia. Konvencijoje apibrėžtas teises valstybės turi užtikrinti kiekvienam jos jurisprudencijoje esančiam žmogui. Tai yra mūsų gyvenimo pagrindas. Ir visi mes turim veikti taip. Tai kodėl, numatant tam tikrą papunktį, ir tas papunktis labai aiškiai parašo, karo metu arba kitos ypatingos padėties, keliančios grėsmę nacijos egzistavimui, metu gali būti taikomos kai kurios priemonės, konvencijos 15 straipsnis, kuriomis ribojamos tam tikrų asmenų grupių teisės. Kur ypatinga padėtis? Kur kario grėsmės? Kur paskelbta apie tai? Mes jau nuo pandemijos laikų gyvenam karo stovį.
Mes paversti skolininkais, prievolininkais. Mes visi esam pažeisti. Laikas prieiti prie socialinio solidarumo. Kokią valstybę mes kūrėm. Šiandien mes neklausom žmonių. Šiandien mūsų atstovai tariamieji neklauso žmonių. Ką negali daryti valstybės? Pasirašiusios šitą konvenciją ir dar 9 konvencijas, kurios saugo Kapčiamiesčio kraštovaizdį. Tiek Lenkai, tiek Baltarusai dar kultūringai su mums šneka, bet Kapčiamiesčio giria yra Augustavo visos girios ir viso kraštovaizdžio elementas. Ir čia nėra ne juokas, nes tai yra tarptautiniai reikalai ir kažkokios tai pasibėgiojimai ir pasivažinėjimai ir kitokios funkcijos treniruočių, tai ne šalies fortifikacija, tai nėra gynyba. Taip yra mano nuomonė. Tai aš perskaitysiu, kuo grindžia. Valstybė negali pati riboti žmogaus teisių ir laisvių. Valstybė negali toleruoti ir leisti tai daryti tiek privatiems asmenims, tiek institucijoms. Aš manau, kad ateitis mūsų. Suinteresuota visuomenė turi visas teises. Ir šiandien peticijoje mes išreiškiam tą. O už mūsų yra daugiau žmonių. Tik sunaikinkim šiandien vyraujančią baimę, kuri taip įsišaknyjus Lietuvoje. Ačiū. Mano akis yra vienas plakatas. Ten parašyti žodžiai. Kai blogį iškeliame į dienos šviesą, jis silpsta. Tai, gerbėmieji, tikrai mes savo oponentus tikrai galime nuraminti, kad balandžio 14 dieną mūsų čia prie Lietuvos Respublikos Seimo tikrai bus daugiau. Labą dieną. Esu ne tik seniūnaitė, esu bendruomenės vardan salininkų steigėja ir puikiai su komanda tvarkomės mūsų salininkuose. Ir daug padaryta ir dar daug laukia padaryti. Labai ruošiausi šitam mūsų susitikimui ir kad nepamiršti svarbiausių dalykų, aš juos susirašiau. Gerbiami Lietuvos žmonės, šiandien aš, Violeta Fominienė, atėjau čia su labai paprastu, bet labai skaudžiu klausimu. Kas vyksta mūsų valstybė ir mūsų miškais? Mes kalbame apie Kapčiamiesčio girią, mes kalbame apie Lietuvos gamtą ir vietas, kurios yra ne tik medžiai, tai mūsų istorija, mūsų grožis ir mūsų ateitis. Ir šiandien kyla klausimas, kaip galima priimti tokius sprendimus, kurie naikina tai, kas turi būti saugoma. Po Sauliaus Skvernelio vyriausybės reformos mes jau matome pasekmes, va tokios. Išbalansuota sistema, susilpninta miškų priežiūra, nutolę sprendimai nuo realaus miško ir žmonių. Ar gali valdyti valstybę tie, kurių sprendimai sugriauna tai, kas veikia? Ar gali būti valdžioje žmonės, kurių sprendimų pasekmes turės taisyti ne jie patys, o visa valstybė dar dešimtmečius? Kam tai naudinga? Kas iš to laimėjo? Laimės miškas, žmonės ar kažkas kitas? Ir tai jau ne teorija, tai reali žala. Ir štai čia prasideda įdomiausia dalis. Seimo narė Agnė Širinskienė iš Sauliaus Skvernelio partijos vardan Lietuvos, gerai prisiminkime šitą partiją, garsiai kalba, kreipsis į antikorupcijos komisiją, kad klausimas dėl žemelio valdomų sklypų, dėl neteisėtų kirtimų, dėl daugiau nei 113 000 eurų žalos gamtai. Staiga viskas tampa labai jautru, labai protų nesuvokiama, kaip jinai sako. O protų suvokiama naikinti Kapčiamiesčio gamtą? Ar suvokiama? Staiga viskas tampa taip gėdinga. Ir jūs, valdžios atstovai, patys išsiduodate. Taip, jūs išsiduodate savo veiksmais, savo pasirinktų principingumu ir veidmainystę.
Taip, tai yra mano nuomonė, bet gal ir daugumos. Ir dėl to man gėda, ne politiškai, žmogiškai gėda už jūs. Žmonės, jūsgi matote, kai kalba eina apie vieną atvejį, staiga atsiranda principai, komisijos, tyrimai. Kai kalba eina apie visą girią, neužsimenama apie tai, kokia žala bus padaryta gamtai. Taip, saugumas svarbu, bet ar tai reikalingas poligonas būtent toje girioje? Kodėl ne toliau? Kodėl negalima ieškoti kompromiso, jei sprendimai būtini? Kodėl negalima išsaugoti Kapčiamiesčio girios? Ar tikrai manote, kad poligonas išgelbės, jei ateis karas? Šiandien užtenka technologijų, kad būtų sunaikinta viskas per minutės. Nespėsime net mirktelti. O ką ne taip? Mūsų širdis kraujuoja dėl to, ką matome. Mes čia nesam tam, kad skaldytume. Mes čia tam, kad reikalautume atsakomybės ir sveiko proto. Kad miškų politika būtų grindžiama ne vien politiniais sprendimais, bet ir realia patirtimi bei žiniomis. Ir kyla labai paprastas klausimas. Ką jūs ten veikiate prezidentūroje, vyriausybėje, Seime, savivaldybėje? Ar jūs girdite mus? Ar jums mes rūpime, mūsų prašymai? Kas jūs rinko į valdžią, ar ne mes? Prieš rinkimus mes su žmonėmis, mes su žmonės. O po rinkimų labai greitai tampa, mes nuspręsime už jūs. O mes paprasti žmonės vėl ir vėl mokomės iš tų pačių klaidų ir skaudžios patirties. Ir artėjant rinkimams į savivaldą ir vėliau į Seimą, mes nuspręsime, kur bus jūsų vieta. Bet matyt, jūs ir patys žinote. Ir net einant su sąrašu, praslysti jau nebus taip lengva. Čia kalbu ir apie Skvernelį, ir apie Širinskienės, ir apie kitus. Ateities kartos turi teisę išsaugoti Lietuvą. Tad ačiū visiems, kurie čia atėjote. Mūsų buvimas čia jau parodo, kad mums svarbu ne tik Kapčiamiesčio gamta, bet ir visos Lietuvos gamta. Ačiū. Nusivylęs beprasmių tautiečių veržimusi, metų metais į vakarų prarają, pakeliai vienmarškinis sustojau lyg beržas, kaip ir dera lietuviškam bardui. Brandinau savyje, ką man reiškia tėvynė, gimto gailė kiemio laisvas rytojus. Pakeliai vienmarškinis sustojęs kartojau savo, lieku čia, juk aš įmantas glojus. O keliu lyg miražai, kai taliojasi priežastys, tu kur laimės Lietuvoje savo neranda. Ateis žuvis kur giliau, o jau mes kur geriau, tad pirmininkai svajautojo kranto. Bet žmogus ne žuvis, kur garbė, kur orumas, sėstant gatavo ir svetimo sprando. Ištekės lietuvaitės už dolerių frankų, padaugės mūsų žemėj mutantų. Sveiki, gerbimieji, neturiu didelės patirties kalbėti minėje prie Seimo, bet bandysiu daugmaž trumpai paaiškinti, ką aš čia veikiu. Aš taip pat, kaip ir jūs, atėjau palaikyti būtent žmonės, kurie stengiasi visoms išgalėms išsaugoti Kapčiamiesčio girias ir iš esmės neleisti Lietuvą padaryti poligonais. Jeigu matot, ant manęs yra specialiai net ir ženklas, kurį aš pats sukūriau. Jeigu norėsit, galėsiu pasidalinti, galėsit pasidaryti patys irgi savo atmintukus ir visiems vien tai ženklų pasakyti, ne poligonams. Lietuva ne poligonas. Iš esmės, jeigu tai paėmus, mano gyvenimas pastoviai buvo tremtyse. Ką turiu minį? Savo laiku mano senolius, valstiečius ištrėmė iš savo žemių, be teisės grįžti į tą pačią vietą gyventi. Ta pati padarė
praktiškai ir šiuolaikinė valdžia mums taip žemių ir negrąžino. Čia jau kitas klausimas. Bet ką aš noriu pasakyti, sudarė sąlygas jaunimui tokias, kabutėse geras, kad tiesiog jie nebalsavo, balsavo kojomis, išvažiavo iš Lietuvos. Iš Lietuvos išvažiavo šiai dienai apie 1,5 milijono žmonių. Aš 2000 metais taip pat irgi buvau padaręs iš nevilties, nes man buvo palikta valstybės galimybė, teisė arba nusigerti ir pasikarti, arba numirti patvory kažkur tai. Aš pasirinkau galimybę išvykti. Ir šiai dienai po 20 metų tremties irgi tam tikros, aš grįžtu čia, jau turiu šeimą ir bandau gyventi lietuviams gražų gyvenimas, kurį norėčiau matyti Lietuvoje. Deja, aš matau, kad šiai dienai mums šio gyvenimo neleidžia kurti. Mums priversinė tvarka kviečia į mūsų šalį karą. Tokie visokie Kavenskai, visokie nuosėdos, visokie nupusę seimūnai, kaip Olekai, kuriems jau seniai reikėtų sėdėti vietose, kur prižiūri, kad jisai nepridėtų į kelnes. Gerbėmieji, šiandieną mes palyginus vis tiek susirinkom nemažai. Manau, kad kiekvieną kartą, kai bus susitikimai, mūsų vis daugės gretas. Socialiniai tinklai, jie tikrai informuoja apie visus renginius. Tai tiek, kad ne visada mes sugebam kartu susirinkti. Linkiu, kad jūs būtumėte tie pranašai, kad sekantis susirinkimas, būtent balandžio 14 dieną, būtų ženkliai gausesnis. Ir ne tų LRT, kaip sakant, lochatroną rėžiančių tarkų čia būtų, o čia mūsų būtent žmonės būtų, kurie padės mums išsaugoti mūsų gamtą, mūsų miškus, mūsų ateitį. Baigdamas noriu pacituoti savo kurtas eiles. Aš kartais būnu, randu galimybę tokią. Aš parašiau eiles savo laiku, dar Anglijoje būdamas. Jos vadinasi Tauta. Ji gimusi iš laisvės ir šalies, kuri iš pančių veržėsi ne kartą, brandina aidą to šlovės, per tūkstančius balsų sutverta, per tūkstančiais pavasarių sukrautas, jos žiedas žydi giesmėmis, jo šimtmečius tangintas kraujas vėl teka laisvės liepsnomis, legendomis ir padavimais apraizgyta, gyva dar josios praeitis, ne kartą užmarštin skandinta, atbunda vėliai per mumis. Šiandien pasauliu išsklaidyta, savam krašte nesuprasta, ji laisvės troškulių maitinta, atgyja, vėl sava kalba. Nesantaikos žaizdų ardyta, jis sveiksta vėliai ir kantrybė nekarta niekinta, žudyta, pavirsta jos jėga, vienybė. Savoj gimtiniai baudžiama, krauju nekarta ją apgynė. Jos vardas Lietuvos tauta, lietuvių žemė, jos tėvynė, o ne kažkokios natos užiktos. Yra pasityčiojimas faktiškai iš mūsų apsaugos, kurią mes turim natūralią, kurią suformavo gamta ir kaip matėm netgi sąjungininkai pas mumis paskęsta tose pelkėse, tai ir priešas paskęstų, vadinkime taip. Kryžiuočiai paskęsdavo pelkėse, miškuose pasiklyzdavo. Tai nieko nėra geriau, kaip išsaugoti natūralią gamtą, kaip apsaugos zoną. Ir labai nusiviliu, kai matau, kad Seime mes nebeturime atstovų tautos, o tiesiog aš juos pavadinčiau agentūros darbuotojais, kurie nori sėkmingai įsisavinti šiuo atveju 6,5 milijardo
eurų, kuriuos mums atspausdins Europos Sąjunga. Ir tas projektas Kapčiamiesčio poligono, mano supratimu, yra būtent jiems naudingas to, kad vienu metu labai didelę sumą pinigų galės tiesiog savo įsidėti į kišenę. Aš juos pavadinčiau netikrais pinigais. Tai jie jų tiesiog prisispausdins, pasidalins savo ir nupirks iš mūsų tikrą turtą. Miškus, žemės, sodybas, tėvynę ir sunaikins tai, ką mes turime brangiausio, tai man atrodo miškai. Tai labai džiugu, kad mūsų čia tiek yra, tiek gerai. Labai būtų smagu balandžio 14 dieną susirinkti gausiau iš tikrųjų, kada bus tas svarstymas dėl to įstatymo ir atstovėti savo poziciją ne tik kapčiamiestiečiams, bet ir visai Lietuvai. Tai lauksiu jūsų balandžio 14 ir dėkui, kad ginate Lietuvą, bent jau taip susirinkdami ir pabūdami drauge. Ačiū. Noriu prisistatyti, kad atvykau iš Tauragės ir eilę metų buvau Tauragės batalioną Geležinis Vilkas kariais. Ir mačiau visas šitas pratybas ir juose dalyvavau. Tad daugmaž žinau tą karinę situaciją, karių treniruočių situaciją. Čia yra miškų iškirtimas, tai ne Lietuvos saugumas. Čia yra tik tais, kaip pasakyti, piniginiai dalykai, kuriuo nežinia, kaip tos pinigus kur skirsto ir kokiam politiniam dalykui jie bus panaudoti. Jeigu šiandien dar mes laikomės, kad tos situacijos, kada esam laisvi ir nepriklausomi, tai nėra visiškai taip. Matom, kad mums diktuoja Europos Sąjunga, NATO. Mes sakom laisvi, bet priklausom Europos Sąjungai. Tai tokia dviprasmybė yra kartais. Bet šitos miškus neliepia mums Europos Sąjunga kirsti. Jie tikrai nėra tokia įpareigojama. Tačiau patys mūsų Seimo nariai šitą užduotį pastato prieš mus. Ir mes juos išrenkam, o jie mums padaro tokią šunybę. Tad visada noris pakviesti, paprašyti daugiau žmonių šitą dalyką viešint mūsų Seimo narių nešvarų dalyką, kad daugiau susirinktumėm, aktyviau dalyvautumėm ir šitą pasakytumėm tą, ką galvojam. Tai aš dar norėčiau pridurti Mykolaičio Putino žodžiais. Padarė dar vieną kelionę kartu. Danguje aplink Saulę žvaigždynų ratu. Bet šviesos negesta, sustot nevalia. Keliaukim kartu, erdvė ta didžiaja. Tad visus kviečiu ir čia esančius, ir naujus prisijungti balandžio 14 dieną į šitą mitingą, kad ateitų į galvas mūsų Seimo nariam ir šitokių dalykų šėtoniškų nebepriimtų. Tai visi renkamės balandžio 14 dieną 11 valandą. Aš nuoširdžiai dėkoju visiems. Ir matote, šiandien buvo kalbėtojai ir iš Kapčiamiesčio, iš Tauragės, iš Trakų ir iš kitų Lietuvos vietovių. Ir ačiū visiems Vilniečiam, kurie šiandien čia atėjote. Aš savo ruoštų dar kartą dėkoju Jums ir, kaip minėjau, mes nuo mūsų šito susirinkimo pateiksime Seimui rezoliuciją ir paprašysime įgyvendinti tuos pačius pirmus pagrindinius punktus. Tai yra nedelsiant stabdyti
Kapšiamiesčio karinio poligono svarstymą, nes šitas įstatymo projektas nėra suderintas su ES, tarptautinės teisės ir nacionaliniais teisės aktais. Antra, prašome Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Seimo rengti Lietuvos miškų ūkio strategiją ir tik tada pradėti svarstyti miškų įstatymą. Ir trečia, vykdyti Lietuvos Respublikos vyriausiojo administracinio teismo nutartį, stabdyti kirtimus saugomose teritorijose visą apimtimi, o ne tik atskiruose padaliniuose. Tai ačiū visiems labai ir norime pabaigti mūsų susirinkimą Vytauto Babravičiaus Simo daina. Ačiū. Gerbiamosios, gerbėmieji, aš improvizuoju, bet norėčiau prisiminti dainą, kurią jau, kaip laikas bėga, prieš 15 metų atlikau labai toli nuo Lietuvos ir po šitos dainos prie manęs priėjo dvi gražios moterys, nes nėra negražių moterų gyvenime. Čia turėjo būti, labai atsiprašau, toksai kapodasteris, tonaciją pakelt, bet jau kaip gaunasi, taip gaunasi, aš vis tiek, kad posmelį sudainuotų. Po gimtosios kalbos pamokų kažkadais patirties mum vaikam neužteko, kaip suprasti jos didybę ženklais įlietais į seniausią Europoje šneka. Aida žodžių vardų nuo blankų obelties, man vaikystę lig šiol nuolat menas sielvartą man po skubotų sudie, lig pat verknės lydėjusiai man. Upė verknė neverk, verknė upelę neverk, rinkdama vandenis vingiais į Nemuną, iš šaltinių srovę. Upė verknė neverk, verknė upelę neverk, rinkdama vandenis vingiais į